Sveiki, esame Kristaus Krikšto iškilmėje. Ši šventė yra paprastai švenčiama sekmadienį po trijų karalių iškilmės. Pranašas Izaijas apdainuoja savo pranašystėse taip Mesijo, tai yra Kristaus atėjimą, jo pasirodymą, kokie bus jo bruožai, iš kur mes atpažinsime, kad tai yra jis. Jis nerėks, nekels triukšmo ir gatvėje nesigirdės jo balso. Jis nenulauš palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dagčio, jis ištikimai neš teisybę. Kaip girdime, tai yra paveikslas Dievo, kuriam yra žinomas žmogaus gyvenimo kelias. Jo trūkumai, jo klaidos, jo, kaip sakytume, limitai. Jis gali tik iki tiek galbūt būti geras ir tobulas, bet nedaugiau. Kartais gali būti visoks. Ir štai tas Mesijas kiekvieną mūsų pažįsta. Jėzus Kristus asmeniškai žino kiekvieną iš mūsų. Ir net jeigu kartais man pačiam atrodo, kad aš esu galbūt iš to miško kažkoks tai mažas, tos skiedrutės atskridęs šipulėlis. Bet ir tame šipulėlyje yra žmogus. Esu aš. Su galbūt dideliais trūkumais, bet esu aš tas, kuris esu Dievo paveikslas. Ir tame Dievo paveiksle Jėzus taip pat turi pramatęs savo kūrybą man. Ir tos kūrybos pradžia yra Jėzaus krikštas. Ir tos kūrybos pradžia yra kiekvieno iš mūsų krikštas. Šis sekmadienis ypatingų būdų kviečia mus susimastyti. Aš esu pakrikštytas. Juk ir aš esu Jėzaus mokinys. Ką aš galiu padaryti daugiau? Ką aš galiu nuveikti vardan Dievo ir bažnyčios? Jėzus yra pradžia kiekvienam iš mūsų. Jėzus yra ir ta pabaiga, kai jis ateis teisti pasaulio. Ir tuomet, kas paslėpta, viskas bus atverta, kas pakavota, bus vėl išnešta į visų dėmesio centrą. Mielieji, mes esame kviečiami prisiminti, kokia tai yra malonė būti pakrikštytam. Mes turime ne tik žemiškas pilietybės, kurios yra labai svarbios. Mes turime dangišką pilietybę, kuri yra amžina, neatimama, nepanaikinama ir nesuklastojama. Tai yra amžino gyvenimo pilietybė. Sveikinu jūs visus su šiuo prasmingu Jėzaus Krikšto sekmadieniu ir linkiu jums tvirtybės, linkiu jums prisiminti, kokias malonės esame gavę per krikštą ir drąsos jomis dalintis, jomis gyventi, jas skelbti ir jas puoselėti. Su Dievu.